Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis Tautvydas. Šiandien ta laukta diena, kai mes pradėsime žaisti Minecraft išlikimą. Ir tiesiog, nelaukdami nieko, pradėsim. Tai po truputį įsivažiuosim, viskas bus gerai. Tai, kadangi čia mano pirmas Minecraft išlikimas, aš šiek tiek pabandysiu apie jį papasakot, ką žadėsiu ateityje daryti, kaip visas tas filmavimas vyks. Tai visų pirma, kad labai džiaugiuosi pradėjęs YouTube karjerą. Ir manau, kad tai bus sėkmingiausias dalykas. Tai gerai. Tai visų pirma, Minecraft video bus, nežinau apie kiek laiko, gal po 15 minučių, žiūrėsim kaip čia mums seksis. Ir tai va, kaip ir sakiau, video po 15 minučių kažkur bus. Žaisiu vienas išlikimą. Serijų nežinau kaip dažnai galėsiu kelti, bet pasistengsiu įkelti kuo daugiau, kad jūs galėtumėt žiūrėti ir mėgautis tuo. Gerai, gal biškį pasimažinsim. Gerai bus. Tai va, dėl video kelimo, kaip ir sakiau, pasistengsiu juos kelti, bet neprižadu, kad dažnai juos kelsiu, nes man ir mokslai ir viskas pirmoji vietoj. Bet nėra ko čia nusiminti, jų tikrai bus ir gana daug ir įvairių. Aišku, dabar ta pati pradžia bus pati neįdomiausia, aišku, dabar kai pašnekėsiu, papasakosiu, gal ir greitai praeis tas laikas, bet manau, kad bus labai įdomu pažaisti Minecrafto išlikimą vienam, ką aš dariau labai senai. Ir tiesiog pasižiūrėsiu, kaip man čia viskas seksis, kaip čia viskas bus, kaip gausis. Norėčiau, kad ir jūs su manim kaip ir dalyvautumėt šitam žaidime, Minecrafto išlikime. Tai parašykit į komentarus, ką norit, kad nuveikčiau per Minecrafto išlikimo serijas, ką galėčiau pastatyti, ką galėčiau padaryti. O po to, jau kai viskas įsivažiuos, galėsim nuo Minecrafto išlikimo pereiti prie minigeimų. Tai irgi labai smagus dalykas, bet šitas smagus dalykas bus negreitai, todėl čia tik tai į ateitį viskas nueis. Tai visų pirma, kaip dabar matot, prisikasiu akmens ir medžio šiek tiek. O po to jau galėsim apsižiūrėti šią vietovę. Jau saulė kaip ir vidurdienis, jau saulė viršui mūsų. Ir taip. Tai va. Daugiau čia papasakot. Jeigu jums įdomu, kokį aš dabar naudoju šitą resursų, šitą gražų resursų pakelį, tai čia yra Faithful toksai, kaip ir default, paprastas Minecrafto, bet čia yra toksai grafikos gražesnės, viskas gražiau atrodo, toks smooth, lygus labai toksai. Tai aš jums įdėsiu į šitą į descriptioną, iš kur jūs galėtumėt jį atsisiųsti, kadangi aš žaidžiu dabar 1.11.2 versijos, tai čia yra pati naujausia versija. Kaip jau pastebėjot, atleiskit už tokius frame dropus biškim. Truputį gerai, čia viską susitvarkysim. Tai va,
Kas čia dabar darosi? Tai gerai, turbūt daugiau nepasikartos. Ir taip, viskas ok, medžio turim. Man labai patinka šitos salelės, taip gražiai atrodo. Iš karto tiesiog idėjos plūsta į galvą, ką su jomis galima padaryti, bet kad jas įvykdytas idėjas, tai pirmiausia reikia prisirinkti daug, progresuoti. Tai va. Gerai. Tai gerai, tada truputį pasivaikščiosim. Aš manau, kad Minecrafto kalbėjimas tai yra tie žodžiai, kur naudojama kaip medis, wood, angliškai, lietuviškai. Pasistengsiu naudoti lietuviškus, bet jeigu jau nesugraibaliosiu jų, tai tikrai nepykit, panaudosiu ir angliškų. Tai va, maistas pirmenybė. Gerai, labai gerai čia pasitaikė mums tos karvės. Maistą turėsim. Dabar tai reikia avių, kad galėtume bent jau lovą pasidaryti, kad zombiai nepuldinėtų mūsų. Pats annoyingiausias dalykas, nervinantis. Gerai, kaip matau, čia yra pieva. Aha. Ščiukai. Galėsim po to jos pasimti. Va. Labai gerai. O dieve, tos karvės juoda su balta. Gal jūs išskirsiu geriau. Taip, labai gerai. Labai gerai. Tai gerai. Tai manau, gal dar šiek tiek truputį galėčiau papasakoti mano planus į ateitį. Tai Minecrafto šitam išlikime pasistengsiu plėstis, pasistengsiu daugiau statyti, bet sustabdysiu arba persuksiu vaizdo klipą, tai tą darysiu tik tada, kai jau bus labai neįdomu, nes pavyzdžiui, kai būni urve ir renki tiesiog kaulą arba bandai ieškoti ko nors, tai pasistengsiu, prasuksiu video, kad pamatytume tik įdomiausias dalis. Aišku, paliksiu, ne visą laiką sukinėsiu čia karvės. Mačiau, kiek turiu mobiliuko vieną. Gerai, bent jau tai padės. Tai vat. Jūs komentaruose palikit, numeskit man komentarą, kur aš galėčiau gyventi, vietas kokias dykumoje ar dar kažkur. O, kaip pastebėjau, temsta. Ok. Greitai lovytę. Bam, bam. Gerai, dar negalima. Gaila, saulėledžio nematau, reikėjo ant medžių. Nieko tokio. Ok. Atsiprašau. Kaip tik matau urvą. Jį peršokau turbūt iš ten. Tai vat, dabar biškai urvą reikės anglies, nes maisto man jau mažai yra. Gerai. Aš nieko nematau. Skraidžia čia šikšnosparniai. Dar išlys koks creeperis zombis, kai išgazdins mane, tai... Gerai. Taip. Tai kadangi aš čia kuriu tik Minecrafto išlikimą vienas, bet šiaip tai mūsų channelis yra su draugu. Tai mes dažniausiai ir, kursim su juo, bet kadangi dabar jis negali, tai net nežinau, kada jis galės, kada bus laisvas, bet kada bus laisvas, tai tikrai kelsim video ir Minecrafto, ir Counter Strike'o, CS'o ir LOL'o. Žodžiu, bus labai smagu. Gerai. Greit iškepam. Gerai.
kol keps, galiu tada iš karto pasirinkti sėklų, nes tikrai mums reiks užauginti duoną. Maistą. Taip. Galėčiau pripažinti, kad survival išlikimą vienam žaisti gana nuobodu. Bet nėra blogo, kas neišeitų į gerą. Viskas bus gerai, mes čia prastumsim gerai laiką smagiai. Nes pirmas video kol kas neturiu ką pasakyti. Mūsų kanalo pati pradžia, tai va. Gerai, šiek tiek maisto turim. Jeigu jūs norėsite, rašykite komentarus, galėsiu kokį nors redstone pamoko sukurti. Jeigu jums padės. Galėsiu daug ką padaryti, tiesiog rašykite, aš atsirinksiu, atsakysiu jūsų klausimus. Pasistengsiu bent jau atsakyti. Net ir gerai. Dabar tik prisimėjau, kad kauptuko nepasidariau. Galiu pasakyti, kad kauptukas labai geras, nors nieks nenori daryti jo iš pradžių, bet jis labai gerai, nes taip išeina, kad su kauptuku kertant žolę galima didesnę tikimybę gauti sėklas negu iš rankos arba iš kokio kito įrankio. Tai va, čia toksai pastebėjimas. Draugas pasakė, aš kažkaip buvau galvojęs, kad su kardu galima daugiau didesnį tikimybę iškirsti sėklas. Bet pasirodo su kauptuku. Gerai. Tai manau, čia dar gal kokį ironą pačiupsim. Bet ne, čia toksai labai jau apgaulingas buvo keivas. Ok. Tai vat. O Jezu. Čenkus renderina. Fuck. Paparapara. Šiek tiek palagint gali. Bet šiaip neturėtų. Kažkaip dar visai neradau tokios gražios vietos. Dar čia man tik tai. Na va. Geriau kažkas čia gal ir gražiau gal. Paimkim dar karvytę. Be problemų. Teik. Opa. Molis. Taip va. Teik karvytė. Padėsi. Kiaulaitė čia. Bėgio kiaulaitės. Teik čia. Opa. Gerai. Tai. Taip, O, labai gražios man šitos rožės, nuo šito buvo pabuginta. Blokai įstrigus, bet jos labai gražiai tinka dekoracijams, tai truputį pasiimsiu jų su savim. Nieko neatsitiks, o, kaip matau, eglynai ir neužrenderinti, neužkrauti čenkai. Tuo mes juos užkrausim, va. Taip. Taip. Papa. Au. Man nelabai patinka tokie. Pasivaikščiosim. Smagu apžiūrėti gamtą. O! Kaip tik kalbėjau apie tuščią mišką ir va, tau vilkai atsirado. O, čia žiema, kalnas, sniegas ant kalno. Taip, kažkaip net nelabai randu gražios vietos. Papa. Įdomi čia, kažkaip
greičiau surasdavau. Dabar taip išėjo, kad nelabai. Nu nieko. Paieškosim mum. Mes niekur neskubam. Taip. Čia įdomi vieta, šiaip tai toksai aplinkui vis kalnai. Taip, gana minčių aišku yra tokie čia pastatyti daug visokių pastatų, kalnai apsupti, kad priešai nakties monstrai mus neužgrobtų, nežudytų. Bet iš kitos pusės nelabai gerai, nes nėra to kraštovaizdžio. Jolki palki. O, toks čia praėjimas įdomus. O kiek anglies, kiek visko. Čia galvau kaip beržo blokai medžio. Pasirodė man čia. Rodos man čia viskas. Taip. Gerai, pasiimsim cukranendrių. Jau iškart pagalvoju lietuviškai, kaip pasakyti. Taip, maisto aišku reikia jų. Reikia maisto išgyvenimui. Aišku, ne hardcore'as, bet vis tiek mirti atsirasti po to pačioje vietoje, kur atsiradau iš pradžių, tai nelabai norėčiau, nes turiu gana... Nu gerai, mažai daiktų, bet vis tiek rinkti reikėtų. Labai tai sunervintų mane. Žiūrėkit, ir vėl vakaras. Nu taip, šitas epizodas taip ir bus, kad pasivaikščiosim, apžiūrėsim vietas, kur labiausiai gyvent norėtume plėstis. Tai va. Taip, nu, šokama. Ai! Nepataik... Blembački. Rizikavom. Ir va kas buvo. Kas nerizikuoja, tą šampaną negeriu. Nu, aš šampano negeriu. Gerai nusišnekėjau. Gal geriau patylėsiu. Nors nereikia su jumis bendrauti. Tikrai. Taip. Nieko gero čia. Užėjom ant kalnų ir dabar pametėm visus miškus. Viską kažkaip dabar. Įdomiai. Gerai. Pabandysiu pasididinti šiek tiek. Geriau gal šiek tiek bus. Kaip rado mėglyną. Antrą jau turbūt. Arba čia tiesiog vaikštom ratais. Kas man taip nelabai patinka. Jeigu sužinočiau, kad ratais vaikščiam. Bet... Opa, gerai. Jau galvau peršoksiu, bet vis dėlto ne. Gerai. Teks pamiegot. Ir vėl. Eik miegot. Gerai, dar neleidžia. Nu va. Tai ir vėl į kelionę. Į kelionę. Susirasim, kur gyventi. Tai gerai, žiūrėkit, hebra, tada darom taip. Kažkaip man čia labai nesigauna įdomaus surasti kažkokią vietą gražią. Tai aš padarysiu taip, persuksiu ir kai surasiu kažką jau panašaus mano apibūdinimą. Nors aš jo dar neturiu, bet sugalvosiu, tai greit pasimatysim. Tai gerai, tada pasimatysim, kai surasiu vietą. Žinokit, hebra, pagaliau radau. Aš nežinau kaip jums, bet man čia visai patinka. Aš galėčiau dabar
truputį apeiti, užlipsiu aukščiau, kad galėtumėt jūs pamatyti, koks grožis ir lagas mano kompiuterį. Bet nieko. Va. Aš nežinau kaip jums, bet ta salytė man labai gražiai atrodo. Ir kaip iš jos galėtume mes kokį gražų tiltą pastatyti į va šitą pagrindinę žemę. Ir, nu, tiesiog gražu. Va čia tokia sala, apeisim dar. Aš buvau radęs, bet kažkodėl suabejau ir nuėjau toliau ir paėjęs, nežinau, apie 100 metrų pamačiau va šitokį dalyką, šitokį grožį. Tai vat, va. Net nežinau, bet va šita salytė labai gražiai atrodo. Nebent jeigu kažką rašiau per porą minučių, o dabar va, be bėgiodamas aplinkui ir apžiūrėdamas dar geresnę vietą, tikrai būtinai pasimsiu, aš ją pakeisiu. Gerai. Truputį radau rožių. Bevaikščiodamas. Čia, kaip matom, prasideda jūra arba vandenynas, net nežinau. Čia yra kalnuota vieta. Bet manau, vis dėlto aš susilaikysiu ir pradėsiu nuo tos salelės. Bet pirmiausia, kaip matau, čia leidžiame žemyn. Tik aš manau, kad jūs nieko nematot. Aš nežinau kaip jūs, bet aš vos matau, tai jums gal sunkiau. Bet greit aš čia paimsiu anglies, nes mums jos tikrai reikės labai daug. Bet kaip pradžiai paimsiu tiek, kiek bus šitam urvelį. Va. Tai vat, pradėsiu statyti nuo mažiuko namelio, kad mums užtektų tik tai pirmom serijoms, ten porą, nu jų, kad tiesiog užtektų mums. O po to jau mes žiūrėsim, platinsimės, pagaliau ištariau tą žodį. Ir tada jau galėsim jau pasitelkti savo fantaziją, įmantriausią fantaziją ir galėsim statyti. Tai vat. Tai pirmiausia, gal reikėtų apsišvarinti man čia šitą visą dalyką. Iš karto tada vat, čia kas nieko. Kriskit. Opa. Gerai, po to čia uždengsiu, reikės viską pataisyti. Gerai, tą paimu. Gerai, pasodinsim čia iš karto cukranendres, kad galėtume šiokią tokią teritoriją pasižymėti. Taip. Gerai, tą pusę tada darom. Taip. Na va, dabar nebeturiu, čia uždedam geriau. Gerai. Tai dabar nusikirsim medžius greitai. Ir tada susitiksime. Aš tada jau prasuksiu viską. Pagreitinsiu. Arba tiesiog ne. Šį kartą nepagreitinsiu. Šį kartą sugrįšim, kai apšvarinsiu čia viską. Sutvarkysiu. Šiek tiek medžius nukirsiu ir viskas. Tai gerai. Va, kaip tik vakaras pamiegosiu. Gerai, dar tada nestabdau. Saulytė leidžiasi. Trečia diena baigėsi. Mes suradom gražią vietą ir pradėsim joje įsikurti. Gerai. Na va.
Gerai, labai puiku. Gerai, aš manau dabar paliksiu tą lovą čia. Tai ir kaip sakiau, grįšiu, kai medžių nebeliks. Šiek tiek. Aišku, paliksiu, kad gražiai būtų, bet žodžiu pamatysite. Tai gerai, sėkmės, tu grįšiu. Na va, pagaliau baigiau, šiek tiek aptvarkiau čia visą šitą, kur buvo, va kaip matote, iškirtau va čia keletą medžių, pastačiau krošinį su šitu crafting table, taip, mūsų kepsnelis. Gerai, tada va čia dar, čia kur buvo ta duobė, jeigu atsimenat, užtaisiau ją va čia, pagražinau tokį mūsų dirbtinį, natūraliai iškastą, atsiprašau, prūdelį, kurį manau gal net sujungsiu su šita upe. Taip. Ir manau galėtume pasakyti viso gero. Ir manau, kad susitiksim kitam epizode, kai jau galėsim pastatyti namelį, namelius galėsim pastatyti, namelį bent jau vieną, kur galėsim apsistoti. Tai taip, dar va, šiek tiek susidėsiu greitai. Po to čia viską reikės perkelti, sutvarkyti, viskas bus gerai, viskas bus labai gerai. Čia kaip, matot, įdėjau biškį truputį kepti. Tai vat. Taip, biškį apsitvarkom mūsų inventorių. Tai va, kaip tik vakaras. Tai su jumis buvo Tautvydas. Susimatysime kitame epizode. Sėkmės!